apie šitą aikštę. Nes rašiau vieną vietą pas, nes buvo, kaip tos Miškevičius statė, nes nežiūrint politiką, buvo aikštė sukonstruota būtent tam paminklui, kad prieimi, kaip viskas. O paskui, davai, rekonstruom, bet kaip, aikštė kampan kažkur, paminklą vėl kažkur, galbūt tam ir išvežė, galima Blažys sakė, jums čia bus blogai. Reikia aptarti visiems, bet tai jis neužstodom, bet iškėlė, kad jis suzingai ir mato. Tai buvo. Naktį atbūdęs galvoja apie tas Miškevičių, kaip jis čia rados tokį variantą, kad jis nebūtų, nu kaip, nežinau, mes, nei ponas Jenčius kažką naują pasakė, tik tiek emocingiau, tai nėra mūsų, nu, kaip istorija tik tai. Tik istorija, bet nėra pagarbos objektas. Pagarbos objektą turim be abejo paminklą Laisvės, kur galim kėdės padėti. Tik tiek, kad man būnant tuo meru rūpi padaryti taip, kad būtų miestui kažkas gražu. Ne tik tai, kad tvarkinga. Tai pasimė architektą Simanavičių, kadangi jis taip, išreiškė savo nuomonės, ginčys toks. Sakau, eina prie, kaip tau atrodo, būtent šitą paminklą, kaip svečias, kaip architektas ir kaip tau atrodytų. Jis būtent, ten mes dar aš to aikštę klausinėjau žmonės, kai jie praėjo, kaip panas, nuveris paniknė, apie 20 kažkur žmonių praėjo, tai, 4, gal sakė, tas pats, apie 16, lygiai, tai bus tokia, taip žmonės pripratė. Patriotizmas nesibaigia su santvarka. Ir tie, kurie buvo komunistai, kaip sakė, jie suprakinti komunistai, tai jie sugebėjo visgi tuos dalykus išsaugoti. Jie dušė vis tiek jie yra lietuviai. Ir kai buvo, man pačiam teko dalyvauti kaip partijos LKP, atskiriam nuo SKP to momentu, tai kaip 90% buvo patriotai. Ir nesvarbu, kad jie ar to partija, ar kur buvo. Tai mes neturėtumėm taip tautos vėl suskirsti, sukapuoti, kažkokį tą aikštės galą. Jis bus ne kažkur toliau, kaip istorinis paminklas, pakabinam dantą prie jo, to ne būtent tik tai kaip toks, kaip faktas. Pasidžiaugti, kad mes tikrai gyvenam laisvai visuomeniai ir jau tikrai turim galimybę, kaip sakyt, bijodami, kad ar taip reikia sakyti, ar kitaip sakom savo nuomonę. Mes labai retai tuo pasidžiaugiam. Tai tikrai čia yra faktas, kuris daro mūsų gyvenimą malonesnį. Aš išklausiau labai atidžiai visų pasiūlymus ir galiu pasakyti, tik mano balsas yra, kaip sakyt, patariamasis, net žemiau patariamojo. Bet iš tiesų, mes prieš važiuojant čia su gerbiamu Seimo nariu jūsų žemiečiu, Sauliumi, diskutavom šitą temą. Man tada atrodė, kad faktiškai aš nebuvau šito jūsų aikštėje, nebuvau mačius vaizdo. Man atrodė, kad jo iškelt nereikia. Jis nieko blogo nepadarė, taip toliau, taip teoriškai buvo tokia mintis. Kai aš pamačiau tą projektą, jam ten tikrai yra per garbinga vieta. Kodėl? O todėl, kiek čia išsakėt visi argumentai, aš pritariu tiem argumentam, jis turi būti ne paminklas, pagarbiai stovintis labai aiškioj vietoje. Tai yra istorinis reliktas. Tai yra eksponatas. Jeigu mes į jį žiūrėsime ne kaip į gerbtiną paminklą, ne kaip mūsų istorijos dalį, o tik kaip eksponatą, jam iš karto atsiranda vieta. Arba muziejui, arba karių kapuose, sovietinių karių turiuomenį, arba aš tai abejočiau, ar pagal tautybę reikia, ar pagal žmogų, ką jis veikė. Čia jūsų apsisprendimas. Bet čia, kai girdėjau iš pono mero, kad nelabai ten yra vietos, tai gal žiūrėčiau aš kaip istorikė, kaip į reliktą, kaip į eksponatą, jam labai tiktų čia jo vieta muziejuje, tam tarybiniam laikotarpiui, ir būtinai reikia darant įrašą pabrėžti, kaip buvo sovietiniais laikais ta istorija traktuojama. Vat būtent kaip ir paminėjau, kodėl tas paminklas čia atsirado. Buvo mūsų okupavusios valstybės nutarimas visiems Sovietų Sąjungos didvyriams statyti paminklus Sūtinėse. Ir jie dygo, ne tik pas jų dygo ir kitur, ir daug kur tą problemą paliko. Taigi aš manyčiau, kad čia tikrai jūsų nuomonės aiškiai yra išreikštos ir aš būtent pritariu tam, kad jeigu aikštėje būtų galima rasti tokį kampelį, kur jį kaip istorijos paminklą, kaip istorinį reliktą įvertinti su kažkokiu stendu, ten taip toliau,
Čia irgi yra sprendimas, bet ta aikštė per daug graži toj vizualizacijos, kurią mes matėme, kad jis neliktų kaip paminklas. Jis lieka kaip paminklas, o paminklui ten vietos nėra. Tikrai mes turim statyti savo tikrai istoriją nusipelniusiais žmonėms. Ačiū. Tas žmogus, kuris užkūrė šitą peklą šitos diskusijos po mano interviu Lietuvos žinių laikraštyje, jį vėl atgimė iš naujo, labai pritariu Pauliui, kuris jau išėjo, kad labiausia kaltas tas laikotarpis ir tie žmonės, kurie jie nenuvertė 90-91 metais. Buvo idealus laikas. Pritariu Petrui, kuris pasakė, kad reikia derinti ne su prūsų bendruomenė, kaip Erikas sakė, galbūt vienas iš variantų. Aš tikrai jau turėjau ne vieną pokalbį su žydų bendruomenės atstovais. Vajus nukelimo jau buvo 96-2000 metų laikotarpį vėl pakilęs, kada meru buvo Almantas Blažys. Žinot, kodėl nenuvertė iš ten? Ponas Landsbergis pats paskambino Almantui ir pasakė, kadangi ponas Landsbergis gavo skambutį iš Amerikos kongreso, kada žinios apie šitą reikalą pasiekė Amerikos kongresą. Ir kaip sakė Petras, Amerikos kongrese apie 70% sudėties yra tos tautybės žmonės. Aš jų čia nekiek nevertindamas, ne kažkaip tai. Dabar aš tikrai turėjau ne vieną diskusiją su Faina Kuklianski, su tuo pačiu čia daug kartų minėtu Emanueliu. Emanuelis visą laiką toks, žinot, kaip Emanuelis. Fainos Kuklianski nuomonė yra tokia, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės. Mes norėtumėm, kad jis išliktų Rokiškyje. Tai va šiandien tie visi variantai, kurie buvo nagrinėti, jie iš tikrųjų. Žydų kapinės atmeskim iš karto. Paprastai paminklas statomas ten, kur žmogus palaidotas. Čia jokio jo dvasios nėra. Čia apie kapinės kalba neina. Bet patalpinimas į karių kapinės kaip vienas iš variantų, tai yra labai gerai, reikia išdiskutuoti. Ir kadangi kaip kariškį galima ten iš tikrųjų patalpinti. Visi kiti variantai, kurie čia šiandien buvo aptarti, ir tas pats, sakykime, kaip meras sakė, Raikščiai palikimas, mes turėtumėm iš tikrųjų nebesisvadyti tokiais revoliuciniais šūkiais, greunam, ardam, sprogdinam, kaip Šaulių vadas sakė, prisprogdinam. Iš tikrųjų, prisprogdinam labai daug ir tikrai padarėm labai daug žalos. Šiandien tie patys žmonės, kurie sprogdino Kryžkalnio motiną, šneka visai kitaip. Nereikėjo jas sprogdinti, o pastatyti visos Lietuvos motinoms, kurios laukia savo žuvusių vaikų iš visur. Iš visur. Reikia rasti, ir prieš tos pačius žydus reikia surasti tokį normalų paaiškinimą. Rokiškėnai mėly žino šitą istoriją, dėl ko išliko nepriklausomybės paminklas. Dar pasikartosiu ne pirmą kartą. Jį norėjo nuversti tarybiniais metais. Buvo norma. Vienas šviesios atminties mokytojas pasakė, mėly partiečiai, pažiūrėkite, į kurią pusę moterį žiūri su saulė ant rankų. Pradėjo, istoriniai momentai buvo praleisti. Dabar reikia truputį diplomatijos, taktiškai gražiai tą padaryti. Nebesisvaidykim. Ten sakykim, anie, šitie nenuvertė, visi nenuvertė. Per 25 metus ne vieną. Tai va, iš tikrųjų, tai ačiū visiems, ačiū direktoriai, kurie sugaišo laiką.